Sveiki visi. Šiandien, kaip ir žadėjau, eisiu trečiąją 100 km tako aplink Vilnių atkarpą. Ji prasidės nuo ten, kur baigėsi antroji atkarpa, nuo Pavilnio sodų. Ten, kur tas serpantinas buvo, kur pirtam video rodžiau. Ir eis palei oro uostą, pro Liepkalnį iki pat Naujininkų. Šita atkarpa yra apie 13 km ir dabar judam link Pavilnio sodų. Atvykom prie serpantino. Neaišku, iki jo dar reikia biškį paeit, nes mašiną biškį toliau pastatėm. Šita trasa bus gan tiesi, tai nebus tokio lanko, negalima bus atgal peškom pareit. Tai reikės nueiti iki galo ir po to jau autobusu pragrįžti iki mašinos. Va, pasiekėm tą vietą, kur baigėsi antroji atkarpa ir paleidžiam stravą. Ir dabar leisimės laiptais lygiai greičiai serpantino. Praeitą kartą ėjom ten, link mašinos, link Pučkorių atodangos, o dabar sukam į mišką. Prasideda kalnai vėl, reikia kopti, leistis. Ir dabar jau, šiaip dabar vėl grįžtam į Pavilnio sodus, nes toks kelias, kur taip dabar toks lankas per mišką yra ir po to atgal vėl į Pavilnio sodus, o po to link oro uostą eisim. – 20 laipsnių ir jau kilometras 17. Dabar einam palei gatvę tiesiog ir reikia pasižiūrėti, kur eit, nes nesu įsitikinęs. Jo, čia. Jau artėjom prie oro uosto, jau visai nebetoli. Galim pasižiūrėti, kiek jau praėjom. 3PM3. Čia per kažkokį takelį. Prieš 1000 metų. Prieš milijoną metų. Ledynas, mamutai. Šiandien mes ir gyvai galim pamatyti. Ir kas čia dar? O jas, kas čia dabar? Ir prieš 10 000 metų
Jau ledynai pratirpė gerokai ir paliko pas savęs tokias kalvas. Nes čia yra labai daug savo kalvų. Kaip matote, daug kalvų ir visas jas paliko ledynai. Daug nusileidimų, pakilimų bus. Vos nenusitrėpiau nuo kalvos. Labai čia po lietaus viskas šlapia ir slidu. Tai vat, tokios vat kalvos. Gal daugiau nenusidrėpsiu. Labai kalvota ir labai slidi. Kadangi šita vietovė yra labai kalvota, tai netoliese ir yra liepkalnis. Oi, kamerą ant skruzdėlyno padėjau. Ir štai pasiekėm Minsko plentą. Dabar einam palei jį. Ten va po šono oro uostas. Čia kažkur sustosim užkasti. Kažkaip ženklai visi pradingo ir nebeatsiranda. Ir navigacijos irgi neturiu telefone. Ėjau pagal ženklus. Vis laik atrodė labai aiškiai, dabar dingo. Bet kiek atsimenu, tai va čia, man atrodo, reikia eiti. Kažką tikrai čia nugrybavom. Bet nieko, vis tiek maždaug pagal tą kelią einam. Nepasimesim, bet ne visiškai pagal maršrutą einam, reiškias dabar. Jo, pasirodo, visai ne ten nuėjom. Dabar reikia grįžti. Grįžtam atgal. Pagaliau. Gal kilometrą buvom nugrybavę. Va, nuo tokio kalno ką tik nusileidom. Turim liepkalnį. Jau 10 kilometrų. Kažkoks tvenkinys.
Čia tai slidu. O čia Liepkalnio gatvė. Dabar eisim palei ją ir po to nusuksim. Kaip ir sakiau, nusukam. Jau beveik 13 km. Nu va, naujininkai. O toks va tiltas, traukinių tiltas į oro uostą važiuoja iš stoties. Viskas. Trečia atkarpa baigta. Praeita. Taip, žiūrėsiu. 15,85 km. Ir dabar beliko ieškoti autobuso ir važiuoti link mašiną. Mes jau autobuse parskubėjom, nes turėjom nueiti virš kilometro per 15 minučių. Ten gal net daugiau. Bet mes tiksliai nežinojom, tai skubėjom labai. Bet spėjom į autobusą, atėjom dar 6 minutėm anksčiau. Tai viskas gerai. Tai dabar jau važiuojam. 16 stotelį važiuosim iki mašinos. Tai vat, turbūt čia video ir užbaigsiu. Ačiū visiems, kad žiūrėjot. Tikiuosi jums patiko. Ir susitiksim, kai eisime 4. atkarpą.